Tu nepasimokysi iš to, kad tu perskaitai apie paauglystės vadovėlį. Paauglystėj aš buvau klaiki melagė. Ką tai Ar ten įmanoma meluoti? padaryti ką nors, kad paauglės nemeluotų? Ir Melą reikia naudoti išmintingai. Smilti. Nu, gausis tas moralas, kuris tiesiog eina ir eina ir eina ir eina ir nėra pabaigos ir tiesiog sėdi savo ant lovos ir galvoji, kodėl aš pradėjau šitą kalbą. Gal tu turi instrukciją? Labas. Aš Jurga. Uma, Upės merginų ir mamų akademijos mama. Ir šiandien, kaip ir kiekvieną kartą, mes kalbame mamoms apie tai, kaip išgyventi jų dukrų paauglystę. Ir aišku, kad kaip kiekvieną kartą su mumis yra pačios geriausios Lietuvos ekspertės. Paauglės. Merginos, kurios apie paauglystę žino daugiausiai už visus pasaulyje. Taigi, šiandieną su manimi Smiltė, teisingai sakau? taip. Labai gerai. Ir net reikėjo pasižiūrėti dar kartą Greta. Gerai, susivienodinkim žodynus. Ką jums reiškia melas? Kai aš sakau melas, kas atsitinka galvoje, apie ką tu galvoji? Aš asmeniškai, pas mane melo yra dvi pusės. Kaip čia? Tokia gero melo ir blogo. Nors, aišku, daug kas, kaip matau, sakytų, kad yra tai blogas. Bet mano galvoje yra dvi pusės. Tai, kad melo kartais reikia. Pavyzdžiui, prie tavęs ateina koks nors vyras autobuse ir sako, iš kur tu? Tai sakai ten iš kokios minau speak English, Ispanija. Spanjolį. Taip. Tai tada melas, sakyčiau, yra geras. Bet jeigu kažkokie rimti dalykai, tai aišku, jis nėra geras, jis gali nuvesti prie visokių nesusipratimų, visokių pykčių ir panašiai, tai manau, kad melą reikia naudoti išmintingai. Ir Melą reikia naudoti išmintingai. Smiltė. ačiū. Labai gerai. Ką tu galvoji, kai... Man melas yra dažniausiai išsisakinėjimas iš situacijų, kaip tas pats autobusų įvykiai, tas bandymas išsisukti ir, jo, realiai išsisukti iš tos situacijos, kuri tau nepatinka, aš nenoriu daugiau sakyti nieko. Išsisukti iš situacijos. Kaip manai, kiek dažnai jauni žmonės naudoja, aš nežinau, čia gal tas melas žodis toks per aštrus, tas išsisukimą iš situacijos namuose bendraudami su tėvais? Aš manau dažnai, nes aš asmeniškai labai dažnai naudoju, nes su tėvais ne visada norisi viską pasakyti, ne visada norisi viską atskleisti, kur buvai ir kada ten buvai. Ir kad jie net nežinojo, kad tu buvai ten, o tu iš tikrųjų buvai ten. Ir ne visada norisi sakyti tą tiesą tai pačiai mamai, kuri nori viską sužinoti, bet tuo pačiu atrodo, kad jinai tave perspaudžia, norėdama tą viską sužinoti. Man melas, aš buvau baisi melagė. Paauglystėj aš buvau klaiki melagė. Ir aš pradėdavau meluoti anksčiau, negu suprasdavau, kad meluoju. Ir kai jau susivokdavau, ką aš darau, aš jau būdavau primelavus visiems visko. Ir primelavus dabar, kai man jau yra 45, aš galvoju, kad aš tai darydavau tam, kad visus apsaugot. Nuo reakcijų, nuo nerimo, nuo baimės. Bet dabar, jeigu taip visai nuoširdžiai, sąžiningai galvoju, tai labiausiai tai aš bandžiau apsaugoti pati save. Nuo to, kad mane bars, nuo to, kad kažkur neleis, nuo to, kad bus kažkokios pasiekmės. Aš meluodavau apie pažymus, aš meluodavau apie žmonės, aš meluodavau apie draugus. Aš apie visus meluodavau. Ir dabar, kai auginu 2 paauglėjančias merginas, aš galvoju, tai ką man dabar reikia daryti?
Merginos, gelbėkit. Ką daryti, kai paauglės meluoja? Ar aš nelabai supratau? Aš galvoju, o ką daryti, kad nemeluotų? Ar įmanoma padaryti ką nors, kad paauglės nemeluotų? Mano galvoju, tai nelabai, nes vis tiek bus ta viena situacija, kur tu, ne, aš nesakysiu šitą, ne. Taip, ne, jai nereikšta žinot. O ko negalima sakyti mamai? Aš ne tavo mamai. Ko tavo draugės gali nesakyti savo mamoms? Tų pačių pažymių pas mane būna, kad sako, aš tai jai nesakau, jinai mane išbars. Bet šiais laikais pažymį galima patikrinti tamo dieninę. Pas mane pas kai kurias nežiūri. Ir jo sako, aš gavau gerą pažymį. Jo, tai. Okay. Tu gal man turi instrukciją? Gal turiu. Manau, kad melo taip pat neįmanoma visiškai išimti, bet įmanoma jį visada sumažinti. Tai manau, kad jį įmanoma sumažinti, būnant atvirai kaip mama savo dukrai. Ir labai aiškiai pasakyti savo dukrai, kad, kaip čia, kad daugiausia situacijų, kuriuose jos gali būti dukros, mamos jas, kaip čia, palaikys. Nes kartais meluoji dėl to, nes nenori, kad į tave mama kažkaip keistai pažiūrėtų ar panašiai. Nors kaip ir žinai, kad viskas bus gerai, bet neužtenka to tokio galutinio priespaudo savo, kad pasakyti tiesą. Tai todėl truputėlį iškreipi, nors kaip ir supranti, kad viskas bus gerai, bet kažkaip ne iki galo. Kiek kartų reikia tavęs klausti, kad tu pasakytum tiesą? Nu, atsakykim, tu kalbi su mama ir mama jaučia, kad tu kažkur ten kažką truputėlį. Ir mama sako, Smilte, tikrai? Ar taip nesako? Sako. O tu? Kaip kada? Kartais sakau tiesą, bet ne iki galo. Kartais pilnai meluoju. Kartais ta tiesa pati išiškėja. Nu, tai tada yra kaip yra. Gerai, tai aš ką girdžiu, kad nėra jokios pagalbos mamoms, ar ne? Mamo šiuo metu melo vandeninė irstosi. Galima sumažinti, kaip sakiau. Galima, jeigu pats esi, jeigu pats nemeluoji, jeigu pats esi nuoširdus, tai tada, manau, sumažėja tas melas. Čia mano idėja. Ką mamos galėtų daryti, kad dukros iš tikrųjų jums sakytų daugiau? Pačios sakytų daugiau. Neslėpti tą, ką jos darė paauglystėj. Nes, daugelį dalykų ir tikrai ir jos darė tą, ką dabartinės paauglės daro. Tai, jo. Bet žiūrėk, žinai, mes kai kalbam su mamomis, mama sako, gerai, tvarka, aš papasakosiu dukrai, kaip aš gyvenau ir kiek kartų aš susimoviau ir ką aš dariau ne taip, kaip neturėjau daryti. Ir jinai sakys, nu tai va, tai tu taip gyvenai ir aš taip gyvensiu. Ir mamos labai nerimauja, kad dukros priims jų istorijas būtent taip. Kiek jas teisės? Priklauso nuo to, kokioje šeimoje gyveni. Jeigu jūsų mama ar taip su šeima turite tą gerą ryšį, kuris tipo yra ir jisai, jis nedingsta, nebūna taip, kad jis atsiranda momentais ir jis tuomet vėl dingsta ir nei pasakoja, nei kalba, taip normaliai, tiesiog pasako, kaip diena, kaip viską ir tuomet viskas. Nei leidžia laiką kartu, tai tuomet ir bus taip, kad tipo priims taip, kad maždaug, jinai man nieko nesako, tai yra šitą maždaug, jinai taip, jeigu gerai, jinai man papasako, tai, tai čia taip jau pasiegavas, tai gal ir pas mane taip gausis. Man atrodo, kad tasai, kaip čia, kai sako, tai jeigu tu taip gyveni, tai va aš ir kitaip. Manau, kad čia toks impulsyvi frazė, kai mama tau papasakoja ir tau reikia kažkaip atsimušti
Ir tu sakai, nu tai tu taip gyvenai, tai ir aš taip gyvensiu. Tai yra tik reakcija. Taip. Gynybinė reakcija. Aš manau, kad to nereikia priimti. Aišku, tikrai mama gali išsigasti, kad taip, kaip jai buvo jaunystėje, taip dabar jos dukrai bus. Čia, manau, kiekvienos mamos baimė yra kiek nors. Bet manau, kad čia vėlgi tas dalykas, kad reikia leisti kleisti ir leisti pragyventi tuos įvykius, kad ir tos pačius, kad skirtingus. Ir tas pasakymas, tai tu taip gyvenai, tai va ir man taip pat gausis, yra tiesiog tas atsimušimas, ta korta, kuri slepia. Gerai, ar aš teisingai suprantu, kad reikia pasakoti savo istorijas dukroms? Taip padeda? Taip. Turėtų. Gerai. Aš šiek tiek susimakalavusi šiuo metu. Norėčiau, kad jūs man padėtumėt išsimakaluoti. Aš tik ką girdėjau, kad labai sudėtinga išgyventi be melo. Iš principo. Paauglystėje kažkodėl tas melas yra visai svarbus ir kartais netgi reikalingas. Bet tada mamos klausia, tai kaipgi pasitikėti tuo savo vaiku? Kaip mamai, žinant, kad dukra vis tiek nepasakys visos tiesos, vis tiek ją pasitikėti? Gelbėkit mane. Dukra turi pasitikėti mama, kad jai pasakyt kažką. Jeigu mama, jai ant jos visada pyksta, nesvarbu, jinai padarė gerą dalyką, bet yra ta viena dalelė, kur buvo, ir tipo, taip, čia nesigavo, tai jinai vis tiek gali supykti. Ir tuomet, dukra po to nebenori sakyti mamai, nes nežino, kad maždaug vis tiek atsiras ta dalelė, kur jai neįtiks ir bus, kad jinai vis tiek išrašys tą moralą, kuris, gausis tas moralas, kuris tiesiog eina ir nėra pabaigos ir tiesiog sėdi savo ant lovos ir galvoja, kodėl aš pradėjau šitą kalbą. Kodėl aš jai kažką sakiau dabar. Tai dėl to, man rodos, geriau yra pameluoti ir sakyti, kad viskas buvo gerai. Ir maždaug nieko naujo, aš čia vėl buvau ten su ta pačia draugė, viskas gerai. Kaip įdomu. Žinai, ką mano kartais sūnus daro? Sako, mama, aš tau dabar galėčiau pameluoti, bet aš pasakysiu, kas tau nepatiks. Ir pasako. Pavyktų taip? Man asmeniškai tai nemanau, nes pas mane irgi būna tokių, kad maždaug mama tiesiog supyksta iš karto, nes tiesiog, padarai kažką ir, šiaip, aš manau, mama turėtų suprasti, kad ne viskas kiekvieną kartą pavyksta iš karto ir ne viskas pavyksta teisingai iš pirmo karto. Ir tas klaidos, jos gali kartotis, bet jeigu, tu nedarysi klaidų, tu niekada ir nepasimokysi iš jų. Nes, tu iš klaidų mokaisi. Tu nepasimokysi iš to, kad tu perskaitai apie paauglystės vadovėlį. Tu pasimokysi iš savo klaidų, kurias tu padarei einant tuo keliu, tuo paauglės keliu. Geras. Kas yra paauglės kelias? Paauglystė. Kas yra paauglystė? Kas yra paauglystė? Kas yra paauglės kelias? Aš klausausi, galvoju, kokiu čia keliu reikia eiti dabar, kad išmoktum viską gyvenime gražiai daryti. Bandyt. Eit tuo keliu, nestovėt prie įėjimo. Nestovėt prie įėjimo. Taip, eit. Nes kaip tu jį praeisi neįdamas. Nelabai įmanoma. Bandyt. Gerai, aš dar apie pasitikėjimą. Tai visgi, žiūrėk, tu dabar tavo mama klausosi YouTube kanale. Taip. Ir ji tik ką girdėjo ir turbūt jau yra girdėjusi tavo samprotavimus apie tiesą ir melą. Ar ji tam pasitikė? Kai žinau, kad kalbu mamai šiuo momentu, tai taip. Manau, kad jinai manim pasitikė. Jo. Ne visą laiką aš jai sakau tiesą, bet manau, jinai manim pasitikė. Gerai.
kokių žingsnių tu padarėjai, kad galėtum galvoti drąsiai, kad mama tavim pasitikė? Kokiu aš padariau? Taip, taip. Kad jeigu tikrai kažką turiu pasakyti, aš pasakau. Kaip čia, neužglaistau rimtų situacijų. Taip ne visą laiką, kaip tikrai sakė, ne visą laiką sakau tiesą apie tuos, pavyzdžiui, blogus dalykus, kurie man nutiko. Kartais sakau, kad viskas tiesiog gerai, nes nenoriu apie tai kalbėti. Ir labai sunku yra aiškinti, kad dabar nenoriu kalbėti dėl to, nes tas, anas, ir paskui iš vis nesinori apie tai kalbėti. Tai šitas dalykas būna labai sunkus. Tai kai užglaisti tokias situacijas, tiesiog gali ramiai miegoti. O kai yra rimtos situacijos, tada aš jai tikrai sakau atvirai ir manau, kad todėl jinai manim pasitikė. Taip. Gerai, aš dar, žinai, ką girdžiu? Aš dar girdžiu vieną temą, kurios mes nepačiupinėjom šitame mele. Tai melas yra kartais, kai tiesiog meluoji. Yra melas, kai nepasakai visko, ar ne? Bet kai iš viso nieko nenori sakyti, vat grįžai namo, mama jaučia, mamos širdis viską jaučia, ar ne? Nu, ne viską, gerai, ne viską, atsiprašau, bet daug jaučia ir mato suirzusią dukrą. Jis supranta, kad kažkas negerai ir dukra sako, bet aš nenoriu apie tai kalbėti. Man viskas gerai, aš nenoriu apie tai kalbėti. Ką daryti mamai? Duokit instrukcijų. Asmeniškai čia viskas baigėsi. Nenoriu kalbėti. Viskas, aišku, tiesiai pasakiau, nenoriu kalbėti, reiškia nenoriu kalbėti. Ne yra ne, taip yra taip. Gerai. Mano gerai. Pasaulį. Pas mane irgi panašiai, bet pas mane būna, kad mama vis tiek prieina ir sako, tai papasakok, nugi kas buvo čia, nugi kodėl tu nenori pasakot, nugi aš paklausysiu, bet aš nenoriu, aš dabar tiesiog noriu išsikrauti daiktus po tos pačios stovyklos, noriu pailsėti, noriu išsimaudyti ir aš tau papasakosiu, kai aš turėsiu tą nuotaiką, o dabar aš tiesiog noriu pabūti su savim. Ir jo. Tai ką daryti mamoms? Štai tik grįžo dukra, pasakė, kad nenori kalbėti, mama žino dukros poziciją, jeigu nenoriu, tai nenoriu, viskas. Ir dabar neturiu nuotaikos ir nekalbėsiu. Kiek jai dar kartų reikia bandyti? Ir po kiek laiko dukra gali atsisukti ir sakyti, mama, tau visai nerūpi. Tu matai, kad aš tą kartą grįžau visą susierzinusi ir tau visai nerūpėjo, kaip aš jaučiuosi. Aš vieną kartą pasakiau atstok ir tu atstoji. Būna taip? Nelabai. Nes aš žinau šeimų, kuriuose būna. Ką daryti tada mamoms? Kiek kartų visgi galima belstis į dukros kambarį, į dukros širdį, į dukros galvą ir bandyti išgauti tai, kas labai rūpi? Sakyčiau, bandyti tai daryti švelniai. Bet labai suklystama, sakyčiau, kai mama sako, einam mes dabar pasidarysim tokį, vat mama, dukra, išeisim į kavinę, tokį, žinai, fainą. Ir tada atsisėdi kavinį, užsisakai kavos, bet ko, ir mama sako, tai kas tada tau ten buvo? Va čia tai blogiausias tikriausiai, ką galėtum padaryti, mano manymu. Nes jeigu tu, ne visada, jeigu tu iš tikrųjų norėjai apie tai pakalbėti kažkada vėliau, čia galėtų būti puikiai proga, bet jeigu tu visiškai nenorėjai apie tai kalbėti, tai sugadinai realiai dieną, mano manimu. Tiksliai nežinau, ką reikėtų daryti to mamom, kurių dukros paskui sako, kad tu matai, kad kažkas negerai ir panašiai, nes aš labai esu kritiška savo, tai aš kaip pagalvoju tai tada iškart man ateina mintis, bet tugi sakei, kad nenori kalbėti. Aš pati savo sakau, tugi sakei, kad nenori kalbėti. Ir kaip čia tavo kaltė, tai taip ir būna man. Tai aš nesu tikra, ką patart būtent to mamom, kurių dukra sako, tu nepaprašy dar kartą. Gal tu žinai? Aš pas mane, kaip sakiau, pas mane yra grįžai, paklausė ir nebeatstoja, ir eina ir klausia iš paskos,
Nueini į kambarį, nu tai kaip sekės, išeini į virtuvę, nu tai kaip sekės, kaip ten kokios programos vyko, kas buvo, tralelelele. Ir jinai nebaigia bambėti ir kalba ir galvoji, nu mama, prašau, leis man pailsėti, aš noriu atsigauti. Ir jo, aš neįsivaizduoju, ką reikėtų sakyti mamom, kurios nepaklausė iš karto įėjus į namus, kaip sekės, kaip ten kas buvo. Nes pas mane taip nebūna. Kaip smalsu. Jeigu žinot atsakymą, duokit mums jį. Gerai, parašykit komentaruose, jeigu turit atsakymą. Nes čia su manimi šiandieną yra labai rimtos ekspertės, kurios prisima atsakomybę už savo žodžius, girdžiu, ir už savo troškimus ir nenori būti pajudintos anksčiau, negu pačios yra suplanavę būti pajudintos. Vieną ar kitą klausimą. Gerai, padarykim taip. Į kamerą po instrukciją. Ne savo mamai, aišku. Kartais melas yra vienintelė išeitis iš tos situacijos, kurios tu nenori pasakot ir nenori sakyt, nenori pasakyt ir nenori papasakot niekam. Ar tokiu atveju meluodama tu turi tikslą užgauti mamą? Ne, aš kaip tik nenoriu įžeisti ir užgauti jos tai, kad aš nenoriu kalbėti dabar, bet to pačiu aš ir nenoriu dabar kalbėti, nes aš pati neturiu nuotaikos dabar. Super, ačiū labai. Aš turiu tokį tarsi priminimą gal, tai kad mes nesam jūs nesat mes, kad ir kokias mes būtume jūs panašios, mes esam savo pačios žmogus ir leiskit mums gyventi. Taip. Tvirtai. Tai labai ačiū. Ačiū mūsų ekspertėms. Šiandieną aš tvirtai tikiu, kad mes dar išgirsim daugiau ekspertinių nuomonių iš jų. Būkit geros ir geri, rašykit savo klausimus ir komentarus ir mes pasitengsime juos atsakyti. O dabar iki. Gal tu turi instrukciją, kaip man dabar užmigt naktim?